Nu, atvykom į apartamentus. Trumpą apžvalgėlę padarysim. Virtuvėlę turim. Vieną kambarį. Kitą kambariuką. O kaip prašy televizoriai. Nedidelis ponios kambarys. Turim tokį balkoną, terasą. Čia vaizduose Gubalovka. Čia nukeliausim. Ir kitoje pusėje turim tokį vaizdą. Kalnas. Ten matos Gevanto viršūnė, kryžius ant viršaus. Vaizdas iš balkono. Kadangi Zakopaniai oras šį kartą nelabai mus lepina. Į kalną jau nelipsim dabar. Tai bandysim šiek tiek po miestą pavaikščioti. Pasižvalgyti. Čia kai ateini prie Zakopanės užrašo simbolio. Net ir eilėje reikia palaukti, kad pasidaryti nuotrauką. Čia sakė nufilmuoti labai kadrą, kad niekur nėra, tai nufilmuosim šį kartą. Net aišku, kažkas paparatis pralenda. Išvaikėm visus, kad galėtumėm nusifotografuoti. Na, kągi draugai, prieš šiandien apsilankėm tunelyje. Žmonių kaip ir išpardavimo pilna. Kaip namuose. Pradedam vakarinę programą. Paragausim karšto alaus lenkiško. Aišku, ne alkoholinė, nebijokit, viskas gerai. The next day. Kadangi oras nelepino, tai iš Lenkijos atvykom į Slovakiją. Kelsimės pasižvalgyti vakartų su Mantu. Taigi esam čia. Kelsimės į kalną. Ir eisim pasivaikščioti į bokštą. Bilietai po 28 eurus vienam žmogui be nuolaidos. Tai gan nepigiai. Šoks čia, bet pasiliksi vienas. Smagiai pasisiubavom, užsikėlėm į viršų. Eisim tenais pasivaikščioti. Mes čia susitirkiam tas. Pizdukę būna. Ar nori pasakyti, kad Na pode. Kažkokie medalai. No. Ką, lipsim iki viršaus turbūt pasižiūrėti. Taigi, ir pakilom 32 metrai nuo žemės ir virš kilometro virš jūros lygio. Nieko nebaisaus. Nieko baisaus? Eisim, sakė nebaisu, eisim, pažiūrėsim, tas tinklas baisus ar nebaisus. Čia to tako atėjom. O tenais
Nu, bandom. Čia žmonės vaidas. Normaliai. Jausmas įdomus, bet nieko. Kai jis atikė apačią. Ne kažką būtų apačią nukristi. Bet va, toj vietoj ne. Mūsų operatoriai irgi nuotraukas bando užfiksuoti. Kadrus, o net stovus naudoji. Vietinis stovus. Nu, fotostabė yra parašyta. No. Matai jau tą. Nu, vaizdas tikrai vertas su 28 eurų. Aišku, normalus, tai pasivaliuoju, dar pagulčiai atėjo. Bet kai žmonės, kai tuščia paliek. Man gerai, bet aš va tą... Tai skanaus valgantiems. Su tokiu vaizdu. Pasistiprinom restoranėlyje. Keliausim toliau, bandysim į ledo urvą patekti. Žiūrėsim. Bilietų iš anksto nepirkom, tai neaišku. Nu va, už parkingą susimokėjom. Važiuosim toliau. O čia tikrai siūlyčiau užsukti 28 eurai. Tai gan įdomu. Pasikėlimas su keltuvu, aišku, galima kopti. Maistas nebrangus. Maistas skanus, nebrangus. Nu, kaip ir, kuo daugiau bereikia. Gerai, keliaujam toliau. O, eisim, čia pasižiūrėsim. Kasoje gavome lietuvišką prašymą pasiskaityti prieš ekskursiją. Ir eisim, tik matau, kad už filmavimą, fotografavimą pulam pinigai. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Taigi, aplankėm Belenskį skiną. Kaip į nieko, įdomu gan. Aišku, viduje vėsoka, bet įdomi susiformavusias visas suolas. Su apšvietimu, su muzika. Teko nemažai palipėti, buvo kam sunku net. Bet, aišku, gidė kalbėjo tik savo kalbą. Mes žiūrėjom palei duotus bukletus lietuviškai, kas buvo parašyta.
Angliškai nebuvo nei žodžio. Taigi, keliaujam toliau. A few moments later. Šiandien vaikštom po parką maršrutais po kalnus prie vietos. Šiandien, sakyčiau, krioklių ir upelių dieną. Pamatysit, kiek jų daug. Paparaciai fotografuoja.